Dar nuo vakar neveikė aktyvaus centrinio diferencialo sistema. Sudegus buvo, laidai sudegė, pakeitėm. Toliau pakeitėm stabilizatoriaus traukės, pakeitėm priekiniai šarnyrai buvo, norėjo tokie iš klebo, tai tuos sukeitėm. Patobulinom biškį. Pusvalandžiui darbo pakankam. Dabar veikia, o aišku, priklausys, jeigu kažkur patakys, vėl gali atsirasti kažkokių kitų bėdų. Mes juokaujam, mes šiaip sustojo kolegamas prieš mūsų važiavęs visas lenktynės, galvojom, gal čia perkelia kažkaip finišą, pernešė. Prisiprakavom, arkos nematom kol kas. Panašu, kad reikės dar biškį paieškoti jos toliau. Ne čia ir ne šiandien, rytoj jinai. Bet aišku, čia toks juokas per ašaras. Atvažiuoti čia ir važiuoti tik tai pravažiuoti, nu, turbūt, kad ne ta vieta atvažiuoti į pasaulio čempionatą ir pravažinėti ir bandyti apvažinėti viską, ką matai ir ko nematai. Tai gal gali dar turbūt dabar mes važiuotumėm ir bandytumėm įveikinėti tas kliūtis, jeigu važiuotumėm taip. Važiuoklės detalės ir pakabos detalės, kai kurios yra gerokai per silpnos tokiem keliam, kokie buvo Druskininkuose pas mus, kokie yra čia, kai kuriuose vietose miškingose, faktiškai, kur tikrai gali slėptis į tas vėžes duobės ir duobės esančius akmenis ir medžių šakas. Jeigu Druskininkuose tas ratas nenugriuvo horizontalioj pozoje, o jisai prisispaudė prie galinio sparno į arką ir taip mes sugebėjom davažiuoti iki servizos. Dabar šitoj pozicijoje ratas esantis, gulintis. Nenori kažkaip, aš kaip sakiau, jeigu mašina rieda, tai aš dar riedu su ja. Bet dabar mašina neberėda.